Pirma, laba diena, gerbiami bėgimo entuziastai. Aš matau čia vis daugiau žmonių negu buvo pernai. Ir iš tiesų labai džiugu, kad vis daugiau žmonių domisi sportu. Ir labai svarbu, kad tie žmonės, kurie domisi sportu, neprofesionaliai galbūt, tačiau tikrai prijaučia jam, būtų tinkamai funkciškai pasiruošę savo varžyboms, tiems visiems išbandymams, kurie be abejo yra malonus, bet taip pat turi būti sveikatai naudingi, o ne žalingi. Tai šiandien aš papasakosiu apie mitybą nuo starto iki finišo, kadangi čia yra labai platus kontingentas žmonių, dar kartą pabrėšiu. Yra turbūt profesionalai, kurie bėgioja didelius atstumus, tai pavyzdžiui pusmaratonis, maratonas, galbūt kai kuriems čia yra toli gražu jau ne pirmas maratonas ir pasiruošimas jam. Tai aš akcentuosiu dalykus, kurie yra svarbus profesionalams ir kurie yra svarbus mėgėjams. Nes mėgėjai ir profesionalai skiriasi, be galo skiriasi savo funkcinių organizmo gebėjimų. Tai štai, šiandieną aš esu ne tik įvairių projektų dalyvis, bet ir doktorantas Lietuvos sporto universitete, tai yra tam tikra sporto meka. Patikėkit manim, buvo daug linksmiau būti bakalauru negu dabar doktorantu, bet iš tiesų ne apie tai. Savo darbe aš tyriu įvairias kardiologinės reakcijas, tai yra širdies ir kraujagyslių sistemos reakcijas, taikant įvairias mitybos strategijas. Na ir kaip pavyzdys, čia jūs matote mano PowerPoint'o gebėjimus, čia yra mano tyrimėjai, matot, raumeningas vyras, daug raumenų, taip, fitneso klasės atstovas, paprastas fiziškai aktyvus vyras. Be abejo, kiekvienam šiam žmogui ta pati mitybos strategija veiks skirtingai. Taip, nes jie skiriasi savo raumenų mase, antropometrija, ūgiu, sueikvojimu kalorijų kiekiu. Ir šiai dienai yra puikiai žinoma, kad, tarkim, Niutono dėsnių mums užteko tam, kad nukeliauti į mėnulį. Tačiau paprasčiausios tokios holistinės galbūt sampratos, kalbant apie širdies ir kraujagyslių sistemą, jos yra daug sudėtingesnės. Tai yra vadinama chaoso teorija. Na, kaip pavyzdys, širdies ir kraujagyslių sistema, be galo svarbi sportininkui. Jeigu jūs bėgiojate, jūsų organizmas yra tinkamai pasiruošęs, bėgimo metu jūsų kraujagyslės plečiasi. Tai vadinama vasodilatacija, jos plečiasi. Na ir tada spaudimas kyla šiek tiek lėčiau, širdis dirba efektyviau, gauna daugiau deguonies. Tačiau jeigu jūs niekada nebėgiojate ir, tarkim, atėjote pirmą kartą prasibėgti po 10 metų pertraukos simbolinės, vasodilatacija nevyks taip sklandžiai ir jūs greitai pavargsit. Jums trūks deguonies, jūs jausitės blogai. Kur aš linkstu? Lygiai taip pat yra ir su maisto medžiagų. Žmogus, kuris sportuoja, nuolat sportuoja, jam reikia vienokių maisto medžiagų, daugiau angliavandenių, kokybiškų baltymų, kokybiškų riebių rūgščių. Tas žmogus, kuris tik pradėjo sportuoti, tai dar toli gražu nėra Ferrari. Jis tik pradėjo sportuoti. Ir Ferrariui reikalingas kuras jam tikrai netiks. Tokia simbolinė gal įžanga, pasižiūrėkit, čia yra daug knygų įvairiausių, tikrai daug knygų apie dietas, statistika. Per 30 metų knygų skaičius pastorėjo. Per 30 metų. Jeigu mes imsime laiko rėžį, tarkim, nuo 80 iki 2010 metų. Lygiai taip pat pastorėjo ir žmogus. Knygos apie sveiką gyvenseną, bet žmonės vis tiek storėjo. Blogai. Be abejo, tam įtakos turi marketingas, pasižiūrėkit, čia pavyzdžiui yra, nežinau, čia spurga, bandelė, taip, prieš 20 metų buvo toks dydis, dabar jau toks dydis, standartinės porcijos didėja, žmogus suvalgyti nori vis daugiau ir daugiau. Nesveiko maisto industrija prisijungia prie fizinio aktyvumo stokos. Aš labai džiaugiuosi, kad turbūt kiekvienas turi telefonus, bet esu tikras, kad šiandien aš kalbu prieš tos žmonės, kurie yra motyvuoti sportuoti. Ir tai yra labai gerai. Bet yra pilna tokių, kurie nelabai motyvuoti. Lygiai taip pat biocheminė maisto tarša. Na ir ko gero su dujovokiam mes tikrai neišmoksim valgyti. Niekada. Dar vienas svarbus faktorius, kuris įtakoja pasirinkimus žmonių perkant maistą, tai yra kaina. Na ir čia matot vieną tokį prestižiškiausių mokslinių žurnalų, kuris davė labai paprastą išvadą. Nuo 2002 metų iki 2012 metų rėžis, tai yra plotis, tarkim, tarp sveikesnio maisto ir mažiau sveiko maisto kainos atžvilgių didėja, atstumas didėja. Sveikas maistas brangsta. Aišku, jis nėra toks brangus kaip auksas, bet čia ne apie tai. Kaina yra svarbi, teisingai.
Kokia yra mano misija? Aš visada galvojau, kad įvairias populiarias dietas sukuria žmonės, kurie vadovaujasi mokslu. Na, pasirodo, aš klydau. Jeigu mes paimtume, tarkim, 52 metų patirtį, mes turime vieną žymiausių operos dainininkių, taip, Marija, kuri vadovaujasi kaspiniočių dieta. Ji užkrėsdavo savo organizmą tam, kad numesti daug svorio. Nu, keistoka dieta, teisingai. Elvis Preslis, mėgančioji gražolė. Kaip, ar jam padėjo, ar nepadėjo tą dietą numesti svorio, tai turbūt, kas žino, tai nelabai padėjo. Oprah, žymi moteris, 88 metai. Puiku. Skista dieta, greitai numetė svorio, apie savo sveikatą negalvoju, viskas tvarkoja. Tai yra mitybos strategijos. Skaniausia dieta, McDonald's dieta. Čia daugam patiktų. Jo kodėlį galiu pasakyti, kad 1925 metais Amerikoje buvo populiari cigaretės dieta. Ten buvo rašoma, čiulpk lakį vietoj ledinuko. Nežinau, kiek ten jų sučiulpė, bet tais laikais niekas nežinojo apie onkologinės ligas, kurias sukelia cigarečių rūkymas. Paradoksas, šiai dienai šitą dietą taip pat yra populiari. Žmonės žino, bet vis tiek rūko. Ir štai čia yra pagrindinė problema. Tai yra įvairūs gūrų. Įsivaizduokite, mes turime mokslo įrankius šiai dienai. Taip, aš pats atlieku intervencinius tyrimus ir puikiai matau, objektyviai matau, kaip veikia, tarkim, didelis kiekis baltymų žmogaus kraujyje, kaip veikia per didelis kiekis angliavandenių ir taip toliau. Bet jeigu mes paimtume kokį nors žymų žmogų, aš nežinau, kas Lietuvoje būtų žymus žmogus, pavadinkime į Moniką, mergaitę Moniką, kuri sugalvoja dietą kokią nors stebuklingą ir ji visiems padės. Ir aš garantuoju, kad tūkstančiai jaunų žmonių keliautų paskui tą X mergaitę Moniką ir sakytų, kad viskas yra tvarkoje, jai padėjo, padės ir man. Bendrybės niekada netiks kiekvienam, čia yra faktas. Reikia tikėti moksliniais straipsniais. Na ir kelis juos aš jums tikrai parodysiu šiandien. Gal nebus labai įdomu. Du naujausi moksliniai straipsniai publikuoti prestižiškiausiose ląstelės žurnaluose pasaulyje rodo paprastą dalyką. Bet kokia mitybos strategija sportininkui ar nesportininkui ribojant kalorijas veikia. Skirtumas tik tas, ar tu liksi gyvas po tos kalorijų ribojimo strategijos ar ne. Tai yra labai paprasta. Mes galime valgyti junk foodą. Taip, čia matot skanus mėsainis. Pelytė buvo stora genetiškai, valgė, badavo, tapo sveika, nutukusią pelę. Arba nebadavo, tapo mirtinai nutukusi. Jeigu genai geri, liesa pelė, genai labai svarbus ir sportai yra, teisingai, jį gali gerti, valgyti, pabadauti, atrodyti gerai ir be abejo nebadauti, būti nutukusi. Ką aš noriu pasakyti? Dažnai sportininkai vadovaujasi kažkokiom mitybos strategijom, stebuklingom arba ne, ir pamiršta apie savo sveikatą. Čia yra skaidulos. Va čia. Skaidulinės medžiagos. Ir ląsteliena. Pasižiūrėkite, 70 000 tyriamųjų žmonių atsispindi šioje kreivėje. International Medicine Journal, American Medicine Journal, man atrodo, taip įsiverčiasi. Šitas žurnalas ištyrė, kad žmonės, kurie vartoja vidutiniškai nuo 1 porcijos iki 3-2,5 porcijos neskaidytų grūdų per dieną, ženkliai sumažina riziką susirgti širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis. Na, žinot, Lietuva yra pirmūnai. Mes pirmaujame pagal depresijas, pagal puikią alkoholio statistiką, taip pat pagal kelių statistiką. Na ir aišku, infarktai, insultai, onkologinės lygos, tai yra lėtinės neinfekcinės lygos, kurias didžiąją dalimi provokuoja mityba. Ką aš noriu pasakyti? Įsivaizduokite tokį dalyką. Jeigu jūs būtumėte žmogus, kuriam reikia daug baltymų, sportininkas, taip, sportuojate, reikia daugiau raumenų. Pradedate valgyti daug baltymų ir nevartojate skaidulinių medžiagų. Pamirštate, kad netgi esant poreikiui tų medžiagų, jums nereikia, jums reikia baltymų. Kai trūksta skaidulų, žmogaus peristaltika, tai yra natūralūs žarnyno judesiai, prastėja. Žarnynas tampa vangus, jis nejuda, paprastai tariant nejuda. Ir tada bet kuris gastrointestinologas jums pasakys, kad esant vangiam žarnynui atsiranda įvairios sąaugos riebalinės tarp žarnų, taip? Ir toksai blokas susidaręs, aišku, gali įtakoti prostatos vėžio atsiradimą, gali įtakoti tiesiosios žarnos vėžio atsiradimą ir kitų onkologinių lygų, tame tarpe netgi labai sunkiai pastebimų lygų atsiradimo rizikos padidėjimą. Skaidulinės medžiagos kasdien, nepriklausomai, ar jūs sportininkas ar ne, jų reikia.
Taip, amžinas klausimas, kurį gaunu visą laiką savo Facebook'e, vakare dažniausiai. Kas yra geriau, sportuoti ar valgyti? Sportuoti ar valgyti? Ar valgyti tam, kad sportuotum, ar sportuoti tam, kad galėtum valgyti bet ką? Nu, čia visų svajonių, teisingai, aš sportuoju ir vakare prisivalgau cepeliną. Vienas labai geras straipsnis, čia aš cituoju jo išvadas apačioje, parodo, kad jokiais būdais neįmanoma išsportuoti nesveikos mitybos. Neįmanoma. Sportas, vien tik sportas, tai yra geras įrankis, tačiau vien tik sporto neužteks. Reikia žinoti, ką reikia valgyti. Prasta, nesubalansuota mityba įtakoja lėtinio nuovargio atsiradimą, gali įtakoti raumenų atsistatymo procesų sutrikimą. Pavyzdžiui, kai mes sportuojame, vyksta anabolizmas, kai mes sportuojame, vyksta katabolizmas, kai mes ilsimės, vyksta anabolizmas. Čia nieko bendro su anabolikais. Tiesiog raumo gauna mikropažaidas, kai mes sportuojame, pavyzdžiui, po ilgo bėgimo. Ir mums skauda ne vien tik tai nuo pieno rūgšties raumenys, bet ir nuo tų pažaidų. Tada, kada mes ilsimės, gauname pakankamai daug baltymų ir angliavandenių kokybiškų, vyksta anabolizmas, raumuo atsistato ir štai čia, brangieji, įvyksta adaptacijos fenomenas. Pats įdomiausias fenomenas, dėl kurio mes esame visi šiandien čia. Mes nubėgam 10 km, pavargstam, po kurio laiko mes galim nubėgti 12-15 km. Tai yra adaptacija. Na ir toliau čia jūs puikiai matot, motyvacijos toka, kraujotakos sutrikimai, jeigu mes kalbėsime apie moteris, čia yra daug moterų, tai be abejo, geležies trūkumas moteriams gali išprovokuoti hemoglobino sumažėjimą ir tipinis simptomas - šąlančios rankos, šąlančios kojos, vyrai tikrai neapsidžiaus, kai paliesite jos savo šaltom rankom ir gali tikrai trūkti hemoglobino. Taip, na, dabar čia yra jau aktualu. Ištvermės sporto šakų atstovų rizikos veiksniai. Sportas yra puikus įrankis, aš kartoju dar kartą. Tačiau kartais tas įrankis naudojamas netinkamai gali ir pakenkti. Jeigu mes pasižiūrėsime į seilių pH, tai yra rūgštingumą, pas sportininkus, kurie bėgioja, jis visada yra padidėjęs. Jie vartoja įvairius gėrimus, sportinius gėrimus, kurie gali užrūgštinti organizmą, tame tarpe ir seilės, gali atsirasti refliuksas. Tai yra padidėjęs skrandžio rūgštingumas, atsipinam, refliuksas. Na ir jeigu yra refliuksas, labai dažnai yra baltas liežuvis. Atsikeliat ryte, iškišat savo liežuvį draugui, arba iškišat savo liežuvį savo prieš veidrodį ir matote, ar buvo rūgšties išprovokuotas atsipinimas ar ne. Jeigu baltas liežuvis, ko gero, kad taip. Ir patikėkit manim, prieš startiniai būsenai, kai jūs bėgsite ir jeigu jūs pradėsite atsipilinėti dėl Valsalvos maniero, tai yra sporto fiziologija. Tarkim, jeigu aš esu prie startiniai būsenai, pavyzdžiui, daug pavalgęs, mano skrandis suspazmuoja, diafragmos išvarža ir aš galiu apsilenkti. Tai būtų labai liūdna. Ne tik jum, bet ir visiems aplinkiniam. Kitas dalykas - per mažas kaulų tankis. Įdomus dalykas, kuris mane labai nustebino. Moteris yra osteoporozės rizikos zonoje, kadangi estrogenai ir taip nedraugauja su kaulais. Ir jeigu mes užsiminėjam aerobiniu darbingumu ir pamirštame pastiprinti savo raumenis, kaulų tankis gali būti per mažas ir tada gali atsirasti osteoporozė. Tai yra labai rimtas dalykas. Lietuva. Mes esame Lietuvoje. Tai jau yra gerai. Deficitas vyrams. Ko trūksta sportininkams profesionalams? Be abejo, jie vartoja per mažai kokybiško angliavandenių. Puikiai matote, iš tikrųjų tie, kas fotografuojate, tai čia bus įrašas to seminaro, tai nėra būtina, bet galit. Omega-3, omega-6 riebiosios rūgštys, labai reikalingos, jų trūksta. Vitaminas D. Lietuvoje pilna saulės. Ne, nepilna iš tikrųjų saulės. Mums visiems beveik trūksta vitamino D. Vitaminas D yra ypatingas tuo, kad jis pagerina mineralinių medžiagų pasisavinamumą į kaulus. Tai pavyzdžiui, fosforas, kalcis ir taip toliau. Jeigu mes vartosime daug kalcio, bet neturėsime vitamino D, tikėtina, kad mes greičiau susidarysime savo akmenligę, negu padėsime savo kaulams. Moteris, vėlgi, yra labai įdomu, pažiūrėkit, moterim trūksta visko čia. D, A, B1, B2, tirpus vandenyje vitaminai, mineralinių medžiagų, kalis, kalcis, fosforas, geležys, varis, tinkas. Dar turbūt ir chromas kažkur čia, aš dabar nematau, nes man nepatogu juos susidėti. Bet chromo, jeigu trūksta, tai norėsit valgyti saldžiai, čia faktas. Na, ir kai kurios bendrybės, taip. Žmonės yra tikrai įvairūs. Raumeningas vyras, nutukęs vyras, stambių kaulų moteris, graži mergina, mažas žmogus. Maži žmonės irgi sportuoja.
ir jiems reikia taip pat daug baltymų. Iš tikrųjų daugiau baltymų negu jums, tarkim, kurie yra suaugę. Kuo žmogaus galva yra arčiau žemės, tuo daugiau baltymų jam reikia. Čia faktas. Nes jisai auga. Kada žmogus suvartoja daugiausiai baltymų? Kūdikystėje. Čia yra paprasto nesportuojančio žmogaus, susisteminus mokslinę literatūrą, procentais išreikštas, reiškia skaičius, kiek reikia per dieną gauti angliavandenių. Jeigu mes pasižiūrėsime į aerobinę sporto šaką, mes matome, yra tam tikri skirtumai. Pažiūrėkit, bėgiojate, bėgat po 10, 15, po 5 km, koks skirtumas kiekvienam savo, reikia truputėlį daugiau angliavandenių. Nuo 50 iki 70% kompleksinių angliavandenių, kurie yra gaunami su daržovėmis, su kai kuriais vaisiais, ne su visais vaisiais, su kai kuriais vaisiais. Lygiai taip pat grūdai, tarkim, rudieji ryžiai, na, aš paskui parodysiu. Taip, baltymai 15%, riebalai 15, nuo 15, truputėlį daugiau, bet neženkliai. Tipinis meniu, maistas tikėtina nepasikeitė, tai manau, kad jisai puikiai tinka kiekvienam sportuojančiam žmogui, ypatingai bėgiojančiam žmogui. Čia jūs matote skanų maistą, laukiniai ryžiai, grikiai, kruopos, neskalyti grūdai, avižos, pilno grūdo makaronai ir taip toliau. Į ką tai pavirsta? 40 skirtingų maisto medžiagų, angliavandeniai, gliukogenas. Gliukogenas tai yra mūsų energijos kūras, galima sakyti. Kuo daugiau gliukogeno yra, tuo mes esame energingesni ir tikėtina, kad bėgant neatsitrenksime į sieną. Gliukogenas kaupiasi raumenyse ir kaupiasi kepenyse. Kepenyse yra maždaug 500 gramų, raumenyse priklausomai nuo žmogaus antropometrijos. Ką mes turime dar? Antioksidantai, polifenoliai įvairūs, taip, įvairios antioksidacinės medžiagos. Na, puikiai žinoma, tarkim, kvercetinas, labai gudrus pavadinimas, tai yra antioksidantas esantis obuoliuose. Obuolys yra puikus vaisius, ypatingai jeigu tai yra sezoninis vaisius. Kvercetino vartojimas arba jo trūkumas, tiksliau, kvercetino trūkumas, jeigu jūsų mityba yra skurdi ilgą laiką, gali išprovokuoti tam tikras neurodegeneracinės ligas senatvėje. Pavyzdžiui, Alzheimeris, senatvinė sapnaprotystė, demencija. Na ir man labai liūdna kartais pasižiūrėti, tarkim, į vokiečius senukus, kurie keliauja su trejeriais, ir pasižiūrėti į lietuvius pagyvenusius, kurie sėdi namie ir žiūri pro langą, kaip keliauja vokiečiai. Irgi leidžia laiką, gerai. Skaidulinės medžiagos, kalis, vitaminas C, antioksidantas, stipriausias antioksidantas, galima sakyti, apsaugo mūsų imuninę sistemą, suteikia jėgos apsisaugoti nuo visokių radikalų, laisvųjų ir panašiai. B6, piridoksinas, vitaminas labai svarbus. Rezervatrolis. Rezervatrolis yra vynogėse arba raudonam vyne. Bet geriau valgykit vynogės, negerkit daug raudono vyno. Na ir be abejo, tai yra ne vieninteliai šaltiniai, mes čia turime pilną įvairiausių vaisių daržovių, pavyzdžiui, kvercetinas taip pat yra ir česnake. Tačiau svarbu paminėti, kad jeigu mes šildome daržovės, ilgą laiką šildome, mes netenkame tirpių vandenyje vitaminų. Ir tai yra blogai. Kadangi tirpus vandenyje vitaminai, B grupė ir vitaminas C yra be galo svarbus mūsų organizmui. Taip, ką reikėtų valgyti ir kada reikėtų valgyti prieš treniruotę? Daug teksto, aš jo neskaitysiu, nes laiko turiu turbūt mažai, čia mane tai pradės mojuot man visai. Tai faktas vienas, nepersivalgykite, tai yra tikrai blogai. Bėgikai, profesionalai, kurie čia esate, jūs jau puikiai žinote, jums yra svarbi glikeminė galbūt įkrova, bet ne maistas prieš treniruotę, jūs žinote, ką reikia valgyti. Tačiau bėgdamas Kauno maratone prieš porą metų, aš mačiau pilną žmonių, kurie ties 8 km sustoja, ypatingai paaugliai, ir vengia, nes suvalgė šokoladą prieš bėgimą. Liūdna. Iš tiesų mes galime apsunkinti savo skrandį, jisai bus pilnas ir kaip aš sakau, prieš startą, ypatingai jeigu tai yra 5 km, pavyzdžiui, trumpa atkarpa ir aplink mane pilna žmonių, kurie bėgs lėtai, aš noriu juos stumdyti ir išbėgti, tai tuo metu padidėja spaudimas mūsų viduje ir mes galime atpilti vėliau ir tai yra blogai. Taip, aišku, švarus maistas, tai yra labai svarbu, grynas maistas. Taip, po treniruotės taip pat yra neblogas variantas suvalgyti vaisių iš karto, išgerti vandens. Įdomus faktas apie šokoladinį pieną, koks tai yra pienas, pienas plus kakava, ne miau, tiesiog pienas ir kakava. Šiuo atveju po treniruotės yra labai gerai, kadangi jis atstato raumenis lygiai taip pat, kaip rodo Strength and Condition atliktas tyrimas, žurnale publikuotas 2011 metais, kaip ir pieno išrogų baltymai.
Tie tokie dideliai, tokios bačkos, nežinau, kad matėt, perkat jas, gerėt, na ir pienas taip pat. Geras dalykas. Treniruotės metu vanduo yra labai eskaluojamas, kada reikėtų gerti, aš pasakysiu, kiek reikėtų gerti, aš tikrai nepasakysiu, kadangi bendrybės yra tokios 300-500 ml vandens iki fizinio krūvio yra gerai, valanda maždaug iki fizinio krūvio. Bėgant, na, yra didelis skirtumas, yra pilna, žinot, įvairiausių formulių, kurios rodo, tarkim, kiek reikia suvartoti vandens pagal savo kūno svorį, ir tai yra nesąmonė. Kadangi yra didelis skirtumas, ar lauke yra +5, ar lauke yra +25, ar lauke yra +30 laipsnių šilumos. Ir poreikis gerti bus visiškai kitoks. Šiuo atveju paprasčiausias dalykėlis, kas valandą daryti vandens stoteles. Čia netyčia aš save atėgiau. Neturėjo tai būti. Šaukštelis cukraus. Paprasto cukraus. Va čia yra įdomus dalykas. Mane labai nustebino 2015 metais atliktas tyrimas su sportininkais, kuris nagrinėjo sacharozės vartojimą bėgimo metu į vandenį, cukraus paprasto ir gliukozės. Kitoks formatas šiek tiek, sudėtingesnis formatas cheminių požiūrių vartojimas. Mes kažkaip įpratę visi vartot gliukozę. Pasirodo, sacharozė, baltas cukrus paprastas, greičiau atstato glikogeną, tiesa ne raumenyse, o kepenyse. Ir suvartojus vieną šaukštelį cukraus ištirpintą vandenyje, jūs tikrai neatsitrenksite į sieną. Netiesioginė prasme, bet nebus taip, kad jūs bėgsite ir staiga viskas nebegaliu. Jeigu esate jau pakankamai geras Ferrari. Vitaminai. Čia jų labai daug, bet apie svarbiausius. Piritoksinas tirpus vandenyje, B12 tirpus vandenyje, poreikis vyrams, poreikis moterims. Matot, šiek tiek skiriasi, bet čia nieko baisaus, moteris šiaip yra mažesni žmonės, tai joms kartais reikia mažiau vitaminų negu vyrams, tai normalu. Tačiau B6 ir B12 yra nepaprastai svarbus. Visų pirma, kalbant apie mūsų kraują, kadangi hemoglobinas yra reikalingas, tai lygiai taip pat kalbant apie baltymų, aminorūgščių apykaitą, tai yra labai svarbu, atsistatymas po treniruotės reikalauja vitaminų B grupės vitaminų. Dar vienas įdomus dalykas, kalbant apie maisto papildus, aš šiek tiek papasakosiu. Tai, kad, pavyzdžiui, aminorūgštys, BC, šarkotosios grandinės aminorūgštys, jos žymiai geriau veikia kartu su B grupės vitaminais. Jeigu nėra B grupės vitaminų, blogai, jeigu yra, geriau. Taip, dar keli vitaminai, mineralai labiau, kalcis, geležis. Čia yra labai įdomus dalykas su geležimi. Pastebėkite vyrus. Vyrams poreikis geležies su amžiumi mažėja. Tiesa, tai yra chromas, čia chromo reikia, chromas reikalingas angliavandenio apykaitai. Moterims geležies poreikis didėja su amžiumi. Daugiau geležies. Moterims reikia daugiau geležies. Visos čia esančios moterys, jeigu jūs norėsite nunuodyti vyrą ir kad niekas nesužinotų, galite daugiau duoti špinatų, jautienos jam, kraujas tirštėja, širdys, paskui ten. Bet taip nedarykite, aš juokauju, iš tikrųjų tai būtų blogai. Su širdim galbūt ir nieko, bet jis tikrai praleistų daug laiko tualete, jeigu pasinorėtų geležimų. Kalcis visiems vienodai, taip, kalcio reikia, bet kaip ir sakiau, jeigu trūksta D vitamino, kaip sužinoti, padaryti kraujo tyrimą. Jeigu trūksta D vitamino, daug kalcio nereikia. Taip, chromas, taip, mes kalbėjome, kad mažina norą valgyti saldžiai ir tai yra labai svarbu. Poreikis baltymams. Pas mane ateina vis dar kažkodėl pilnas sportininkų, kurie bėgioja ir sako, aš nusipirkau proteino kokteilį, ar man padės? Sakau, ne, nes čia yra baltymas, to reikia angliavandenio. Jie neprofesionalūs sportininkai. Vis dėlto pilnai užtenka, yra įvairiai klasikos literatūra, kuri rodo, kad pilnai užtenka sportininkų 1,5 gramo baltymų vienam kūno kilogramui. Iš tikrųjų galima jų dar sumažinti, kadangi yra tokia pavojinga riba. Va čia. 2,5 gramo baltymų vienam kūno kilogramui jau yra intoksikacija. Apsunksta inkstai, kepenys, jiems negerai. Nereikia daug baltymų, ypatingai bėgiojantiem žmonėm, ypatingai suaugusiam bėgiojančiam žmogui. Angliavandeniai. Paprastas, bet labai įdomus tyrimas. Čia yra veloergometrinis tyrimas, žmogus sėdi ant dviračio, tiesą sakant, čia yra 10-15 tyriamųjų, sėdėjusių ant dviračio ir mina dviratį. 125 vatai, tai yra nelabai sunku, ir 170 vatų, tai jau tikrai sunku. Ir šiuo atveju mes matome vieną grupę, kuri mina be gliukozės, kitą grupę, kuri vartoja gliukozę. Dabar reikėtų sakyti, vartojo cukrų, turbūt būtų daug geriau.
Tai štai, grupė be gliukozės, kaip matot, pradėjo truputėlį geriau, bet 105 minutė baigė liūdniau. Blogas pavyzdys. Tarkim, vartojant gliukozę, šitą grupę šiek tiek sunkiau pradėjo darbą, apkrautas truputėlį skrandis, bet ženkliai greičiau tiksliau pavargo ir ženkliai greičiau atsistatė. Tai štai atsakymas, kada reikėtų vartoti gliukozę, jeigu nesate super turbo Ferraris, kuris gali po valandos jau suvartoti, jums reikėtų bėgant, tarkim, 20 km suvartoti pirmą porciją gliukozės maždaug po 70-80 minučių bėgimo. Jau galite suvartoti. Flanagan. Moteris, sportininkė, olimpietė, amerikietė. Gliukogeno superkompensacija. Tai yra tam tikra strategija, apie ją aš labai daug nešnekėsiu, nes mus spaudžia laikas. Tiesiog galima pabandyti, likus iki varžybų, tarkim, pusę metų, pabandyti kelis kartus padaryti tą strategiją, tai yra 1 savaitę užkrauti save angliavandeniais. Labai stipriai. Įsivaizduokite, kas vyksta organizme. Jis gauna angliavandenius, kurie atrodo maždaug tai, kaip čia šito lenteliai, ir jau sako tau, aš nenoriu valgyti šitų visų ryžių, grikių, man neįdomu, duok man mėsos. Tu sakai, ne, aš tave prikišiu angliavandeniais. Ir vėlgi, po savaitės tampa jau visai lengviau valgyti. Žinom, tą anekdotą grikiai. Ir sakai, viskas tvarkoja, aš valgau grikius. Būtent, po savaitės mes priprantame ir staiga per varžybas mes turime daug gliukogeno. Mes galim bėgti, mums yra geriau. Mes mažiau vartosime tų visų sportinių gėrimų, mes geriau funkciškai pasiruošime. Paprastas pavyzdys, čia galite nusifotografuoti arba vėliau aš atsiųsiu. Kuriozas. Naujas tyrimas, kuris rodo gliukogeno atstatymą po treniruotės. Buvo tirtas profesionalams skirtas maisto papildas ir mėsainis. Mėsainis lygu maisto papildas. Gliukogeno atsistatymas buvo toks pats. Bet aš jokiais būdais nesakau, kiekvienam po bėgimo suvalgyti mėsainį. Aš kalbėsiu apie onkologinės ligas, aš jau kalbėjau apie onkologinės ligas ir mes puikiai žinom skirtumą dėl sveikatos, koks yra jisai, bet pasirodo greitas maistas taip pat pakankamai gerai veikia. Čia kyla etinis klausimas. Sporto industrija ir, tarkim, marketingas maisto papildų yra labai didžiulis. Yra gerų maisto papildų reikalingų, yra mažiau reikalingų maisto papildų. Na ir tada kyla klausimas, jeigu tie papildai mažiau reikalingi, bet jie yra gerai reklamuojami, gal juos pardavinėti. Gal jie tiesiog patinka žmonėms dėl skonio, aš nežinau, bet jie neveikia. Tai ar reikia domėtis maisto papildais? Prieš metus laiko buvo maisto papildų sąraše. Dabar tai yra dopingas. Ir aš tą sakiau, ko gero, jau prieš metus laiko savo paskaitose. Bet, žinom, profesionalūs sportininkai dažniausiai pasisamdo felčerį, kuris nieko nežino ir turbūt tikrai nieko nežinojo. Tai štai, pilna papildų, Lietuvos rinka. Gražiai atrodo, ypatingai tos merginos, kur laiko tos papildus. Įsivaizduokite, šitas Jack 3D dėl DMA, Animal Pack Universal buvo arba yra įtraukti į veterinarijos tarnybos juodąjį sąrašą. Su Universal, man atrodo, ten buvo tik viena partija, bet spaudoje mirgėjo visur. Na ir veterinarijos tarnyba dirba savo darbą, tai yra normalu. Lygiai taip pat yra tam tikri papildai, pasižiūrėkite, pavyzdžiui, BC, šakosios linijos amino rūgštys. Jeigu yra supergrupė, viskas tvarkoja. Yra 4 studijos, kurios rodo, kad vartojant BC pasiruošimo metu ir tada, kada jūs bėgate, išeikvojus gliukogeną, šiek tiek geriau žmogus adaptuojasi ir bėga toliau. Lygiai taip pat nuovargio mažėjimas, na, galima sakyti, galbūt tai yra dėl B grupės, bet nuovargis mažėja, tai yra gerai. Yra nemažai gerų dalykų. Spirulina, jūros dumblis. Ką daro jūros dumblis? Mažina cholesterolį. Mes neturime cholesterolio, mes bėgiojame. Arba galime turėti iš tikrųjų. Bet dar vienas geras dalykas, tai yra raumenų pažeidų mažinimas krūvio metu. Spiruliną vartoti gerai. Jūros dumblis. Galit iš jūros prisirinkti arba nusipirkti. Bet turbūt lengviau nusipirkti. Gliukozaminas. Gliukozamino sulfatas. Taip, papildas reikalingas mūsų sąnariams. Dažnai kyla mitas, klausimas, jeigu vartosiu gliukozaminą, gal mano organizmas negamins gliukozamino. Tai yra nesąmonė, kadangi gliukozaminas praėjęs pro mūsų kepenis ir inkstus tampa kolagenu. Tada jis yra labiau pasisavinimas. Tai štai, maisto papilduose yra svarbios
dvi pagrindinės tokios, galima sakyti, svertiniai koeficientai. Tai yra vartojimo trukmė adekvati, taip, jeigu, pavyzdžiui, paimsime omega-3 riebiąsias rūgštis, vartoti reikėtų nuo 3 mėnesių ir ilgiau, kadangi tik taip po 3 mėnesių kraujo lipidai pradeda keistis tarpusavėje ir mes kažką jau jaučiame. Labai dažnai lietuvis nusiperka vieną kapsulę, tai yra vieną indelį, suvartoja mėnesį, sakoma, nepadėjo. Kažkodėl. Tai štai, vartojimo trukmė yra svarbi. Gliukozaminas irgi nuo 3 mėnesių, bent 1500 mg per dieną, ir tai jau yra ta dozė, kuri gali mažesniam žmogui pagelbėti, apsaugoti sąnarį. Prie gliukozamino galima vartoti metilsulfazaminą, MSM rūgštis, galima vartoti, pavyzdžiui, kitus maisto papildus, tame tarpe žuvų taukus, kurie taip pat turi teigiamą įtaką, ne vien tik tai mūsų kognityviniams gebėjimams, tai yra protui, lygiai taip pat ir sąnarių atsistatymui. Ir aišku, chondroitino rūgštis yra be galo svarbi. Taip, ką amerikiečiai tyrėjai išskiria, labiausiai rekomenduotini papildai. Na, jums iš čia aktualus yra tik tai šitas. Baltymai nelabai, kreatino monohidratas čia jėgos sporto šakose, nebent čia yra sprinterių, tai kreatino monohidratas gali padėti. Labiausiai nerekomenduotume, kam kyla klausimas all-in-one, tai yra vitaminai viskas viename. Jeigu jums reikia vienos medžiagos ir jūs gaunate kitų medžiagų per daug, blogai, kadangi gali būti virškrovis vitaminų. Pas mane vieną kartą praktikoje buvo atėjęs sportininkas, pas kurį tirpo pirštai. Sako, man blogai su širdim. Aš sakau, tau 25 metų, tu atrodai labai sveikas. Ir aš abejoju, kad pas tave yra širdies nepakankamumas. Kai jis pasidarė kraujo tyrimą, pas jį buvo per daug B6 vitamino, piridoksino, apie kurį aš kalbėjau. Per daug. Kodėl per daug? Sakau, ką tu vartoji? Amino rūgštys, po treniruotės baltymus, paskui vitaminai vakare, ryte atsikeliu, išgeriu ten kažkokio gėrimo, ten, nežinau, jis kaip šventas, ten su kažko darydavai. Ir jam padeda čia. Tačiau visose tose papilduose yra B grupės vitaminų. Ir jeigu RPN rekomenduotina paros norma vienam papilde yra, tarkim, 100%, kitam yra 200%, trečiam yra 300%, per dieną mes gaunam 400% papildų, kurio mums nereikia. Tai yra blogai. Hipotoniniai, izotoniniai, hipertoniniai gėrimai ir oksidacinis stresas. Visi bėgiotojai, sportuotojai patiria oksidacinį stresą. Taip, visi. Yra deguonies likutis po bėgimo. Blogai. Tačiau jeigu mes vartosime nuolatos visokius gėrimus su vitaminais, daug labai antioksidantų, mes taip sėkmingai užslopiname oksidacinį stresą, kad mes panaikiname organizmo gebėjimą adaptuotis. Ta rodo naujausios studijos, mokslinės studijos, kurios nagrinėja sportininkus profesionalus. Kažkodėl tie, kurie vartoja daug vitaminų, jų rezultatai sustoja. Tie, kurie nevartoja, viskas tvarkoja. Tai, aišku, kalbant apie maisto papildus, dar būtų svarbu paminėti profesorių Hopkinsą, kuris gavo Nobelio premiją 1912 metais už didelį indėlį į vitaminų atsiradimą, tai yra vitamino A ir D. Ir jisai pastebėjo tą labai paprastai. Jis uždarė pelytes skirtingus narvelius, neleido nieko valgyti, tik tai angliavandenius, arba baltymus, arba riebalus. Girdė vandeniu, davė mikroelementų. Kai jos nustojo augti, davė pieno, jos atsigavo. Na ir tapo aišku, piene yra kažkokios dar medžiagos, kurios yra reikalingos. Tai lygiai taip pat ir jūsų atveju. Jeigu jūsų rezultatas sustoja, kažkas yra blogai, keliaujame pas mediką, pasižiūrime kraujo tyrimą, tada mes žinome, ką reikėtų vartoti. Kiekvienas turbūt turite savo tikslų. Labai svarbu turėti optimalų kelią, planą ir naudotis savo protas. Taip? Mūsų protas gali apskaičiuoti daug įvairiausių tikimybių. Pavyzdžiui, ruošiatės pusę metų varžyboms. Galvojate, ką reikia valgyti, kokia turi būti mano mitybos strategija, kokie polifenoliai, antioksidantai, koks meniu yra svarbiausias. Ir tada, kada jūs išeinate į tą tiesiąją, nežinau, čia yra kas bėgs 42 km. Pakelkite rankas. Aš tai nebėgsiu, bet daug, nesitikėjau, kad tiek daug. Kai jūs išeisite į starto liniją, tiesiąją, taip, jums protas turbūt nepadės jums. Jūs negalvosite, kad dabar aš bėgsiu ten per kalveles, jūs galvosite savo širdimi. Širdies funkcinis pajėgumas ir būtent pati širdis, mūsų valia, mūsų gebėjimas startuoti ir nepasiduoti yra be galo svarbus išbandymo metu. Prieš tai protas, vėliau širdis. Kitas dalykas, širdis leis pasiekti savo optimalų tikslą, taip, jaustis gerai. Ką galima pasakyti apie mitybą? Mityba tai yra minimali investicija kiekvieną dieną, kuri duoda maksimalią naudą jums. Pradėkite
maitinti juos. Pradėkite maitinti save ir tada jūs pajusite tikrąją naudą. Tai štai, ačiū už dėmesį. Aš tikiu, kad daugelis jau perdėlio savo vakarienės planą. Jau pavalgė visi dabar. Jo, ir galbūt turite kažkas klausimų. Kilstelkit ranką irgi. Va, štai, kugelių mėgėjai. Taip, prašau. Kas? Labai Felix. Aš noriu paklausti, iš kokių augalinės kilmės produktų galima gauti B12 vitaminą? Atsiprašau, kokią vitaminą? B12. B12. Realiai iš augalinės kilmės. Jūs klausot, taip? Tai realiai yra pilna vaisių, tarkim, paimkime avokadą. Avokadas turi daugiau kaip 14 skirtingų vitaminų, tame tarpe ir riebiųjų rūgščių, ir jame taip pat yra tirpių vandenyje vitaminų. Tai, jis tai atstoja 14 skirtingų vitaminų. Jeigu mes paimsime, tarkim, B grupę iš bananų, viskas tvarkoja. Mes galime gauti iš bananų. Niekada neapsiribokite vienu produktu, kadangi tam, kad, pavyzdžiui, gauti pakankamą kiekį kalio per dieną iš bananų, reikėtų suvalgyti ne mažiau 8 bananų. Ir jeigu jūs taip suvalgysit, jūs busite naujos dietos atstovė. Vaisiai, daržovės. Taip? Taip, daugiau prašau. Norėjau paklausti, labai trumpai parodyti skaidrę, kuri šiuo metu yra visam pasaulyje labai aktuali, ten kur akys buvo uždengtos ir prieš tai buvo užrašas Mildronatas. Taip. Ar galėtumėt pakomentuoti, koks yra jo poveikis, dėl ko jį geria sportininkai ir kodėl jo nereikėtų gerti, nes, ta prasme, dabar matau tokią tendenciją, kad žmonės mato, galvoja, aš ne profas, manęs netikrins ir tai gal aš čia užvarysiu tą Mildronatą ir bėgsiu greičiau. Ir tikrai teko net su tokiais žmonėms susidurti, kurie nieko nežinojo ir dabar tą Mildronatą geria. Taip. Mildronatas, jo veiklioji medžiaga yra meldonis, jo didelis vartojimas gali padidinti baltųjų kraujo kūnelių kiekį. Tame tarpe, aš manau, baltieji kraujo kūneliai, jeigu yra labai daug, gali išprovokuoti kraujo vėžį, kuri yra labai liūdna liga. Ir įdomus dalykas tame, kad šiaip jau mokslinės studijos, kurios nagrinėja meldonio vartojimą, senesnės studijos taip pat, rodo, kad praktiškai jis neveikia. Tada kyla etinis klausimas, ar kai kurie žmonės galbūt naudodami Mildronato papildus tiesiog bando paslėpti kitus maisto papildus, kurie nėra papildai. Aš nežinau, aš negaliu to komentuoti, bet tai yra labai subtilus dalykas. Ir be abejo, yra, pavyzdžiui, inozinas, maisto papildas, kuris taip pat pagerina deguonies pasisavinimą ir tai yra legalus produktas ir tai yra veiksmingas pakankamai produktas. Bent jau ne mažiau veiksmingas negu Mildronatas. Mildronatas blogai. Nevartokit Mildronato. Nusivylimo rodosi tokie, kaip sakė. Aš dar noriu paklausti apie karnitiną. Taip. Kokia jūsų nuomonė apie karnitiną? Jis yra rūgštokas. Karnitinas gali pakelti mūsų skrandžio rūgštingumą, neabejotinai. Karnitinas neveikia riebalų metabolizmo, tai yra nepagreitina riebalų oksidacijos, jis nėra efektyvus papildas metant svorį. Vienas. Kartu vartojamas su kofeinu, tarkim, jis gali kažką jau tokio padaryti. Karnitinas yra neblogas dalykas kraujui, o šiaip jis yra rūgštokas. Turim dar vieną klausimą čia priekyje. Taip, aš norėčiau paklausti, kaip yra su, kad geležies įsisavinimas blokuoja kalcis ir panašiai, yra labai daug tų medžiagų, kur viską valgant, tada nieko neįsisavinsi, nes jos vienas kitą blokuoja. Jos iš tikrųjų vienas kitos ne visada blokuoja, nes jos pasisavina skirtingais pusperiodžiais organizmo terpėj ląstelę. Šiaip pas visus žmonės, tikėtina, kad pas daugiau pas moteris, teisingai, kurioms trūksta geležies, reikėtų visų pirma pasižiūrėti savo kraujo hemoglobiną. Ypatingai dabar populiarios įvairios sulčių dietos, sultis, gerai, skanios, bet jos turi labai daug cukraus. Ir jeigu mes vartosime vien tik sultis savaitę, dvi, mes galime pakelti savo spaudimą kraujo. Ir prie ko aš einu, prie pasisavinamumo. Jeigu jūs, pavyzdžiui, paimsite ryte sveikatos kokteilį, įdėsite avokadą, įdėsite apelsiną, įdėsite bananą, įdėsite kriaušę, kurios nerekomenduoju vartoti, įdėsite bulvę, įdėsite morką ir viską suplaksite ir išgersite. Aišku, ko gero jūs supykins. Bet tada taip, ten bus labai daug medžiagų, kurios tikrai nepasisavins. Geriausiai yra paprastumas. Vieną dieną vartojame tokį meniu, kitą dieną vartojame tokį. Nedarome stebuklingų kombo, tai yra sujungimų visokių iš 3, 4, 5 skirtingų medžiagų.
2-3 labai gerai. Labai dažnai sportininkai, kurie persistengia su maisto papildais, jiems paleidžia vidurius. Tai yra liūdna problema. Irgi startas negeras gali būti. Tai va. Ir turit dar klausimą čia priekyje? Kriaušės taip, kriaušės yra skanios, tai yra sezoninis vaisius, tačiau kriaušės yra daug cukraus greitojo ir jų glikeminis indeksas, tai yra laiko tarpas, per kurį cukrus patenka į kraują, yra labai greitas. Jeigu mes, tarkime, esame žmonės, kurie linkę į nutukimą, tarkim, tai kriaušės tikrai negeras pasirinkimas. Jeigu mes norime kontroliuoti savo cukraus kiekį kraujyje, kriaušės vartoti taip pat nėra gerai. Jeigu mes esame sportininkai, kurie čia pakėlė rankas ir bėgame po 42 km savo malonumui, jūs galite suvartoti vieną kriaušę, viskas gerai. Bet tokių mažai. Mažai. Vieną kriaušę. Gerai, dar turim klausimų. Kas? Vynuogės taip, bet jos turi rezervatorių. Ir cukrus, cukro nelygus. Yra glikeminis indeksas, kuris nusako kiekvieno cukraus pasisavinamumą. Tarkim, morka, morkytė, mažytė morkytė. Yra sveika, taip? Karotenai sveika. Tačiau morkos turi labai aukštą glikeminį indeksą ir praktiškai daugiau mus nutukins negu obuolys. Arba bananas. Vynuogės viskas tvarkoja, bet nevalgykite jų po 300-400 gramų per dieną kiekvieną dieną. Tai aš irgi nėra gerai. Gerai, turiu dar klausimą čia. Sveiki, kažkur esu girdėjęs tokį dalyką, kad iš karto po treniruotės yra gerai naudoti labai saldžius daiktus, turinčius aukštą glikeminį indeksą, tai šitas visas cukrus patenka ne į riebalus, o į raumenis. Taip, tai va, ką aš sakiau, ačiū labai, ką aš sakiau apie paprastą cukraus šaukštelį treniruotės metu, jeigu mes bėgame daug, mes turime mąstyti savo glikogeną. Kitas dalykas, kurio aš nespėjau pasakyti, tai yra tas, kad tarkim po treniruotės, jeigu yra sunkiai varginanti treniruotė, jūs išeikvojate savo cukrų, paprastai, liaudiškai tariant, taip, kraujyje, ir tada išsiskiria endorfinai po sporto, jeigu nėra per didelis krūvis. Laimės hormonai, serotoninas, endorfinas, apskritai dopaminas, tarkim, kurie blokuoja norą valgyti kai kuriems žmonėms. Jie nenori valgyti. Jis sako, aš grįšiu namo ir pavalgysiu tūno salotų. Grįžta namo, nori valgyti labai stipriai, suvalgo viską, kas yra šaldytuve ir suvalgo savo draugę, jeigu jis sako, nevalgyti nieko. Tai esmė ta, kad saldus maistas šiek tiek po treniruotės atstatys glikogeną, pakels cukrus į kraują ir jūs tada vakare pavalgysit, bet ne persivalgysit. Tai yra gerai. Nežinau, ar atsakiau. Taip. Gerai, prašau, Gediminą, klausk. Taip. Nes yra dabar teorija, ne, tokia populiariai ir aš stengiuosi. Taip. Jeigu bėgiai tuo nedideliu savo širdies tūžiu toj riboj, tai pradžio organizmas rodo ne glikogeną, bet riebalus. Tai norėjau nuomonę išgirsti, ar yra čia teisybė. Turėsiu dar du tokius mažesnius klausimus. Gerai, tai pirmas dalykas, taip, čia yra teisybės labai nemažai, ketonozė, ten tokia yra tam tikra ketoninė dieta. Tačiau tas dalykas yra taikomas toli gražu ne visiems. Čia jau mes kalbam apie Ferrari, kuris bėga ilgus atstumus, 40 dar daugiau kilometrų, jums ten reikia daugiau suvartoti visko, tai yra normalu. Galite pabandyti. Klausimas kitas, kaip tai įtakoja mūsų sveikatą ilgalaikėje perspektyvoje. Gali įtakoti ir neigiamai, kadangi netgi ir pas sportininkus ląstelėje yra pakankamai daug cholesterolio. Ir jeigu jie nustotų sportuoti labai staiga, krūvis ne, tada tas cholesterolis kraują gali truputėlį ir pacholesterolinti. Ir tada čia šitas dar susijęs klausimas, ar maisto pasirinkimas, sakysim, riebaus maisto valgymas, ten, sakysim, avokadų, riešutų sviesto, ar organizmas pripranta skaidyti tą riebalą geriau, negu, sakysim, kito sportininko, kuris nevalgo tokio riebaus maisto? Adaptuojasi. Matot, galima pasakyti dar, prie ko pripranta organizmas netgi sunkiau negu prie riebalų, jis pripranta prie baltymų. Yra baltymų dieta, atvirkščia, tarkim, glikogeno įkrovai, baltymų. Įsivaizduokite, jums reikia daug angliavandenių, staiga jūs nutraukite angliavandenius, 3 dienas valgote vištienos krūtinėlės sausą ir ten kitus baltymus, teisingai gyvulinės kilmės ir jūs mirštate. Jums nereikia angliavandenių. Organizmas sako, duok, aš viską išeikvojau. Po kurio laiko gali nutikti taip, jeigu jūs pakankamai esate stiprus fiziškai ir pakankamai motyvuotas tęsti tą darbą, kad jūsų organizmas pradės skaldyti baltymus. Tai yra iš viso super, nes tai praktiškai neįmanoma. Jis skaldys baltymus ir jūs tęsite savo darbą. Ir tada prieš varžybas, kai jūs užkrausite save angliavandeniais, bet čia neilgų distancijų, čia trumpesnių labiau tinka, tada
organizmas gaus seną gerą kūrą, kurį naudoja visą gyvenimą ir tą turbiną pasiims milžiniškai daug ir labai greitai atiduos. Tai bus labai geras dalykas. Apie riebalus reikia atsargiai, bet tikrai adaptuojasi. Paskutinis, dabar perleidžiant kitiem dar klausimai, aš dėl šito labai man toks klausimas iškilo, nes aš visada turėjau tą truputį kitokį supratimą apie sachariną, maltodekstrozę ir fruktozę. Taip. Nes aš nelyginau, kad tai vienodas kuras ir mano įsitikinimu, kad sacharozė duoda tos spaikus, šuolius labai didelius energijos ir kad, pavyzdžiui, bent jau ilgose nuotoliuose patartina labiau vartoti tą fruktozę, maltodekstrozę, kurios... Arba dekstrozę, kuri ilgą laiką pasisavina. Nes čia iš tos... Taip, mane irgi labai nustebino tas tyrimas. Iš tikrųjų, tai pirmas tyrimas, kurį aš pamačiau iš tos srities, bet pasirodo, vis dėlto labai realiai atstato kepenyse gliukogeno, ne raumenyse. Mums reikia ir ilgųjų angliavandenių, ypatingai jeigu bėgame ilgą laiką. Tačiau jeigu mes kalbėsime apie greitą efektą, trumpą efektą ir ko gero sportininkų mėgėjų, kuris bėga po 20-10 km, tiks. Ačiū Jums. Gerai, ir paskutinis klausimas čia tada. Labai Aš norėjau paklausti dėl vandens naudojimo treniruočių metu. Yra įvairių čia ir teorijų, kad skaičiau ten, vieni rekomenduoja kas 15 minučių, kiti kas 20, nu ta prasme, visokios tos teorijos. Ar galima pasikliauti tiesiog savo pajautimu, ta prasme, nu, jeigu tu nenori. Nes tos teorijos, tarkim, jos priverstinai tave verčia, tarkim, kažkokį tai kilometražą laiką, išgerti ten po gurkšnį ar po du, nesvarbu. Taip. Bet jeigu tu nenori, nejauti pats poreikio, ar galima... Troškulys yra universaliausias judiklis, pats tiksliausias šiai dienai pas žmogų, tačiau kartais mes jo neįvertinam. Kada tikrai reikėtų atsigerti? Jeigu jūs bėgate, tarkim, ir jūs nenorite gerti, jūs pajuntate, yra dehidratacijos simptomai. Ir jie labai yra tokie, bent jau man, aš mėgstu jo daugumą, yra juokingi. Pavyzdžiui, praradus 8% vandens, jūsų simptomai būtų koma ir mirtis, labai greitai tarpusavį. Bet kitas dalykas, praradus vos 2%, 1% prarandam, norim gerti. Jeigu nenorim gerti, prarandam 2-3% ir tada prasideda galvos skausmas. Ir tada gali pablogėti mūsų orientacija. Lygiai taip pat su moksleiviais, kurie, tarkim, rašo testą kažkur kraštoj salėje, prakaituoja, trūksta vandens, jie negali susikaupti. Jeigu jūs pajutote, kad jums skauda galvą bėgimo metu, nedaug dieve, tikrai turite gerti, nes tada jūsų rektalinė temperatūra, vidinė kūno temperatūra sparčiai kils. Ir jeigu jinai pakils iki 39,5 laipsnių, jūs nutrauksite darbą arba denatūros jūsų galvos smegenys. Baltymai, ten bus labai negerai. Tai va, tai galvos skausmas yra simptomas irgi. Taip kad jeigu bėgant skauda galvą, jūs tikrai kaistate ir tą reikia patvarkyti arba sustoti. Taip, ta prasme, bėgant, tu išgirdi tiek, kad tau nėra tų simptomų, bet mažiau tos viešai rekomenduojamos normos. Taip, taip. Tai ar tai galima taikyti kaip individualų organizmo? Tik tai taip, tikrai taip. Individualus organizmo, reiškia, nepristaikymas, bet individualus poreikis vandens. Visi mes skirtingai prakaituojame, mes skiriame savo pirštų atspaudai, savo akių spalvą dažniausiai, lytimi irgi skiriamės. Tai lygiai taip pat ir vandens suvartojimu mes irgi galime skirtis, nes kuo žmogus aukštesnis, tuo daugiau vandens jam reikia. Beje, aukštiems žmonėms yra lengviau numesti svorio, kadangi jie sueikvoja daugiau kalorijų negu maži žmonės. Dar aš vieną klausimą, jeigu galima tuo pačiu. Čia jūs minėjote apie mitybą po varžybų, tarkim, arba po didelio krūvio. O jeigu tas poreikis valgyti ir neatsiranda, ar tai yra būtina? Nes aš esu skaičiusi, kad yra būtina vis tiek pavalgyti. Bet tarkim, po tokio krūvio, kuris trunka 8 valandas, nu tokio jau ilgo krūvio, bet nėra alkio, ar galima tą... Keista. Tai gali signalizuoti mums apie tam tikrus sutrikimus organizmo. Ar yra būtina? Na, kažkuriam laikė tikrai būtina. Jeigu jūs jaučiatės puikiai po 8 valandų sunkaus darbo, nevalgius, keista. Tikrai, tai jau yra keista. Bet gali būti, bet tai yra įmanoma. Taip, tai yra įmanoma. Jeigu tu tiesiog nenori ir nenori, bet kaip jis sako, kad tai yra būtina vis tiek pavalgyti. Aš rekomenduočiau taip pat. Ypatingai bent jau vaisių suvalgyti vieną kitą, atsigerti vandens, greičiau atsakyti savo hidraciją, tai yra padidinti vandens kiekį, vėliau maisto medžiagos, kurios tirpsta vandenyje ir pasisavina, bet tikrai nebūtina po treniruotės, na, aš jau pasportavau, dabar kepsnys, pjaustau, čia valgau, tai nėra būtina.